tu perėmė jo sąmonę, ne? Buvo tokių mistinių situacijų. Tarkim, kas liečia daryti, pakartoti gyvą žmogų yra vienas dalykas. Pakartoti išėjusi žmogų yra kitas dalykas. Tai vat, pavyzdžiui, čia buvo Danutė Neimontaitė. Taip. Tai ten buvo tokių, kaip sakyti, skeptikai pasakys, kad jie tokie atsitiktinumai ir dar kažkokie tokie dalykėliai, bet pavyzdžiui buvo taip, kad aš niekaip negalėjau išmokti tos dainos teksto. Niekaip. Dėl to, kad pati daina, tekstas, labai buvau dėkinga autoriui tos dainos, nes nežinau, ką jis rūkė. Oi, tais laikais. Ta prasme, tai neįmanoma. Bandžiau per logiką įsidėmėti. Niekaip. Tada ką aš darydavau? Pavyzdžiui, važiuojam su Domino spektakliais, daug keliaujam autobusiukuose, ausinukus įsikišdavau ir tokio nemiego būsenai klausydavus, kad tai pasąmonė bent jau lystų tas tekstas. Tai va tokiu būdu bandžiau įsiminti, nes kitaip neįsivaizdavau. Okay. Galiausiai, žodžiu, aš vieną dieną prausiuos ir niekada gyvenime nebuvau girdėjusi, o ten viskas apie paukštukus, apie ten kažkokius ten paralelinius pasaulius ir visą kitą. Ir aš girdžiu, galvoju, vaidenas. O aš užsidėjusi telefoną, žodžiu, pasileidus, klausaus, kad tas tekstas vis lystų. Ir aš girdžiu paukščiukai ten. Cipu, man jie ten. Galvoju, Danutė, viskas gerai. Žodžiu, Danutė. Mano mama Danutė. Mano mama dainuodavo šitą dainą visą laiką. Jinai sakydavo, kai pilka kregždutė padangėm, aš sakydavau, mama, baig, jinai vis liktai ant kybindavo. Danutė iš tikrųjų Neimontaitė išėjo 35 būdama, o man buvo 35, kai aš ją dainuoti bandau. Ta prasme, prasidėjo tokie... Okay. Tada einu... O nebuvo kažkurioje tai vietoje, kad maždaug, man jinai sekasi blogai, visą kitą aš įsimenu gerai, šitą sekasi blogai, jai 35, jinai padainavo, išėjo. Visko buvo ten detektyvai. Buvo baimių. Žodžiu, aš nuėjau į šitą padainuoti su mokytoja, dainuoju ir tą dieną sakiau, aš noriu dainuoti vien tik tai šitą dainą. Ir dainuoju, išeinu į mašiną, jau važiuoti ant mašinos langų tokia plunksna tokia. Beje. Balta. Pasiklausyk. Tada tuo viskas nesibaigė. Plunksnos pastoviai jos šmėžuodavo kažkur tai, kur aš būnu. Okay. Dabar irgi va, skraido. Tai va, ir tada... Weird. Aš tau sakiau. Ir žinokit, negana to, žiūrovai to nepamatė, dėl to, kad vis tiek tai buvo netiesioginis. Bet aš lipu į tą liftą. Danutė, mes gerai kalbam. Aš jums sakau rimtai. Kas matė siaubo filmą Bird? Taip. Aš lipu į tą liftą, muzikinės kaukės lipu, rankos kojas dreba, nes ta daina man tekstas iki pat nežinau, ar tikrai aš jį dar moku. Ir tas liftas atsidaro, aš pradedu dainuoti ir staiga išjungia muziką ir nutraukia. Ir sako, Ineta, einam iš naujo. Įsivaizduokit, video įsirašo, aš tik paskui sužinojau sudainavus. Video įsirašo, garso ne. Mano garso neįrašinėjo, tiesiog neįsirašė, kažkaip aparatūra sutrikavo. Nes taip būna. Kiek man tai kartu yra buvę, kiek aš esu matęs televizijoje, nei vieno karto. Ta prasme, va tokie dalykėliai. Aš sudainavau ir grįžus namo, negana to, čia buvo paskutinis įvykis, kai aš grįžau namo. Ir, žodžiu, tvarkausi ir taip prie lauko durų girdžiu toksai... Galvoju, Danutė jau gana. Pasižiūriu ir taip pro stiklą katė. Tupi ir va taip nosį priglaudus prie stiklo, jinai kaip, tipo aš atėjau, žinai. Zdarov. Aš einu prie šito, ta prasme, va taip pradaryčiau duris ir atrodo, iš karto įeitų. O kai sako, katė ateina į namus, tai kaip ir ją reikia įsileisti, tada Davidui sakau, ką darom? Sako, davai palaukiam iki rytojus, jeigu dar rytoj bus, tada įsileisim. Tai va, bet rytoj jos nebebuvo, nes aš jau visais šventaisiais meldžiausi už Danutės sielą. Gerai, tai žodžiu, Danutė, mes jūs labai gerbiam, jūs fantastišką atlikėją.